Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien bus video apie tai, kaip pasidaryti ceremoninės kakavos. Trumpai, ką ceremoninė kakava suteikia, kodėl verta naudoti. Tai ceremoninė kakava tai yra 100% kakava, be jokių išskyrimų, be jokių papildomų cukrų, viskas taip kaip yra iš gamtos. Ir ji turi daugybę savyje mineralų, baltymų, vitaminų, riebalų, įvairių rūgščių, kurios žmogaus organizmui labai naudingos. Ir atsigėrus jos jaučiamės daug stipresni. Tonizuoja, iš ryto duoda super energiją, pakeičia kavą. Iš tikrųjų, begerdamas daugiau kakavos ceremoninės, sumažėjo noras man gerti kavos. O pasekoje vėlgi mes žinom, kad kava labai į viršų ir į apačią nubloškia. Tai sakykime, tai puikus pakaitalas arba pereinamajam laikotarpiui, arba iš esmės. Aišku, jeigu dažniau vartojama ceremoninė kakava, tai jinai tokį savo efektyvumą kaip ir sumažina, tai reikia vis daug didinti tada tuo atveju dozę kakavos, kad būtų poveikis panašus. Sakykime, paprastam vartojimui apie 25 gramai, tai apie 1 kubelis, kurį parodysiu tuoj video, turėtų būti norma vartojant, o per ceremonijas ta norma gali būti dvigubinama ar net trigubinama. Ir gali per ceremonijas, sakykime, išgeriant pilną puodelį tokios trigubos normos, kurią parodysiu dabar, tai gali suteikti net ir kitokių būsenų. Ne tik kavos pakaitalo, bet ir kažko daugiau. Tai pat noriu paminėti, kad jinai įprastai karti būna. Taip pat nedažnas iš tikrųjų įprastos kakavos mėgėjas galėtų vartoti ceremoninę kakavą, nes jinai yra išraiškingo skonio, tačiau, sakykime, tie, kurie pamėgsta ceremoninę kakavą, tai jiems kitos kakavos, sakykime, pradeda nebepatikti. Tai čia irgi toks dalykas. Taip pat ši kakava dažnai naudojama, kodėl jinai ceremoninė, tai naudojama per įvairias ceremonijas, per susibūrimus, per jogų, per kitokių dvasingumais užsiimančių arba sveikų gyvenimo būdą užsiimančių žmonių susibūrimus, ir daugiau vartojama tokia kaip degustacinė, paragavimo sumetimais, gomurio suvilginimo, tokio susipažinimo sumetimais. Bet yra kai kurie žmonės, kurie ją vartoja kaip ir paprastą kakavą, taip jau ne visai paprastą kakavą, nes kasdieniškai, sakykime, naudoja ten kartą ar 2 kartus per savaitę panaudoja, ir jos paruošimo būdas yra ypač ypatingas, ne šiaip savo kaip užsipilti paprasto vandeniu. Kodėl ne šiaip savo, nes jinai turi daugybę savyje skaidulų, kurios turi būti gerai išmaišytos, ir tam reikia papildomų dėti pastangų paruošiant ją. Plius aš parodysiu pilną paruošimą, kaip turėtų atrodyti, galėtų atrodyti tiksliau jos paruošimas, ir parodysiu savo būtent mėgstamą receptą kakavos, kad skonis tiesiog džiugintų ir labai labai maloniai nuteiktų, nes visgi šios kakavos paruošimo būdų yra daugiau negu vienas, tai parodysiu tą, kurį žinau aš ir kuris man labai labai yra skanus. Taigi, kągi, pradėkime. Taigi, turime čia kakavos masę, rūšis Belizas. Pažiūrėkime, kaip atrodo. Nauja rūšis, šitos nebandęs. Mėgstu išragauti.
įvairias rūšis. Tas įdomus kubelis, prašom pažiūrėti iš arti. Taip galima dar netgi parodyti. Skaniai kvepia. Na, paimkime tegul. Gal užteks tokių 2 kubelių. Maždaug, kad matytumėte iš delno. Taip. Taigi, ko mums prireiks? Lentelės, plakiklio susiplakti. Taip. Aš taip pat naudoju sojų miltelius, medus, druska ir amanita. Kas žino, kas yra amanita, tas tegul žino. Kas nežino, na, bus proga susižinoti. Taigi, pačioj pradžioj imame plaktuvą ir nusimatome normą, kurią dėsime. Pavyzdžiui, šiuo atveju tai va šitie 2 gabaliukai vienam vartojimui. Ir galima supjaustyti gabaliukus, kad jie lengviau ištirptų. Iš principo nebūtina, bet galima. Po to, jeigu dažniau gersit, pamatysite, kokio dydžio gabaliukai, sakykime, čia tokie. Iš tikrųjų būtų galima dėti ir visą cielą. Ištirptų ir cielas. Na, dėl paprastumo. Taip, tada toliau yra visko dedama pagal skonį. Na, druskos įdedamas žiupsnelis. Būtina, nebūtina, ta prasme, mano skoniui labai patinka. Ir druska suteikia tokio papildomo ekstra poskonio. Galima dėti šiaip iš tikrųjų ir kitų įvairių prieskonių. Pipirų, kažkokių nors įvairių žolelių. Ar kitokių pagardų, tikrai galima papildyti. Taip pat aš dedu, mano vienas iš prieskonių sojos milteliai, jie tokie padaro kakavą papildomo švelnaus poskonio ir būna jinai šviesesnė, nes kaip jūs atsimenat vaikystėje, kakava būna šviesoka, tai šita, reiškia, ceremoninė kakava, jinai tam būna tokia tamsi, tai būtent sojos milteliai pašviesina pakankamai. Taigi kakava ir primena tą iš vaikystės. Amanita man patinka, jinai čia, jeigu kas nežinote, tai yra musmirė. Žiupsnelis irgi vitaminų. Mažas žiupsnelis 3 pirštais paimtas. Taip pat naudoju aš medų, nes jeigu paprastai kakavą tiesiog užpilsime vandeniu, tai jinai pakankamai būna tokia karti. Galima naudoti arba sojų, reiškiasi, sirupą, arba medų, išskyrus paprastą cukrų. Paprastas cukrus, kaip mes žinome, yra baltoji mirtis, tai jau stenkimės paprasčiausio cukraus nedėti. Jei ką, tai sakau medų arba kažką kitą. Kažkokį kitą pakaitalą. Ir dabar yra, reiškiasi, užverdamas vanduo, taigi užvirsiu vandenį. Na ir taip, ką tik užvirė vanduo. Taigi, pilamas vanduo ne į šitą indą maišyklę, o į puodelį. Taip atsimeruojame, kiek mes norėsime gerti kakavos.
gali būti pilnas puodelis, gali būti pusė pagal savo skonį. Ir tas karštas, bet šiek tiek atvėsęs, panašiai 80 laipsnių vanduo reiškiasi. Ne ką tik verdantis pilamas, o palaukim keletą akimirkų. Taip, toliau irgi svarbi dalis – plakimas. Iš tikrųjų, plakti reikia atsargiai, nes kaip mes pradėsime plakti, jinai pradeda purkšti. Taip kad galiu net pademonstruoti, tai dažniausiai plakant aš uždedu skudurą tam, kad neužpurkštų manęs arba sienų yra tekę, tai tiesiog plakant uždėti ir atleisti, nes tikrai pradeda šnypšti. Galiu net pademonstruoti ir išgirsti. Girdėjote? Tai taip kelis kartus. Tiesiog irgi šitas dangtelis yra taip lengvai nuimamas, kad galima būtų lengvai orą išleisti. Nes jei bus užsukamas, tai iš tikrųjų nepatogu labai orą išleidinėti. Tai aš naudoju būtent tokį paprastą. Ir vėl. O, kai jau keletą kartų tas nutiko, oras išleistas būna. Dabar jau tada nuimu ir jau nebūna to. Tada įvyksta aktyvus plakimas. Aktyviai. Plakimas vyksta tol, kol negirdime didelių dalelių besimušant ir matosi tokia putelė. Tai aš mėgstu gerai išplakti, todėl paplakime dar. Būtent šitas plakimas ir yra viena iš esminių dalių dėl to, kad labai gerai įsimaišytų. Ne šiaip savo, o itin gerai. Todėl kuo geriau išplaksite, tuo geriau ir skaniau bus. Tie patys ingredientai geriau susimaišo ir pati kakava, tos dalelės jos, geriau vandenyje ištirpsta. Visa esmė išplakti. O kad išplakti, tai, sakykime, saugotis reikia to purškimo. Nes tikrai nemiela po to valytis sienas. O visi kiti papildomi ingredientai yra pasirinkimas, pasigardinti, druska, medus, sojų milteliai. Mano pagrindinė recepto sudėdamoji. Tačiau tikrai nieko tokio, jeigu ir naudosite kitus ingredientus, galite atsirinkti savo receptą ir pasidalinti su manimi. Taigi parodome, kas išėjo. Štai matote, kokia graži. Nuostabi kakava. Taigi ir pasidarius ceremoninės kakavos, iš tikrųjų galima padaryti intenciją dienai pradėti. Paimamas puodelis abiem rankom, kad pirštai susiliestų, susinertų netgi. Užsimerkiama, įkvepiama giliai, priglaudžiant kakavą prie nosies, jos aromato įkvepiam, taip 3 kartus. Padėkojant Dievui, likimui, visatai, jog artėja nuostabi diena ir turima nuostabus, gardus kakavos puodelis rankose.
tokiu būdu išreiškiant pagarbą maistui, visatai, Dievui, likimui, kaip sakant, ir prie to pačio dar užduodant viltingą intenciją į dienos užduotis ir tiesiog taip sau palinkint gero. Na ir trečią kartą įkvepiam. Tokiu būdu įkrauname mes kakavą ir jinai tampa netgi energetiškai papildomai užkrauta su meile, su džiaugsmu. Ir kaip žinome, jog visata yra vibracijos, žmogus sudarytas iš vandens, o kakava įkrauta mūsų intencijos pripildys mūsų kūną, padės mums dienos eigoje. Taip kad linkiu visiems skanios kakavos, tikiuosi jums šis receptas ir pats papasakojimas buvo įdomus. Ir kaip sakau, jeigu turite savų receptų, papasakokite, kokius ingredientus naudojate, paragausim, pažiūrėsim. Taigi, skanaus. Pabaigai išgerkime ir tirščius, nes ten daugiausiai koncentruotų vitaminų. Nepabijokite, nes ten visa pagrindinė stiprybė. Dažnai kaip geriu kakavą, tiesiog jau pradėjus gerti neina atsitraukti. Nes labai skanu ir sveika. Ačiū, kad buvote su manimi, Aurimu. Dėkoju ir iki kitų kartų. Iki.